Labas rytas bažnyčia, labas rytas, ar vakaras, ar nežinau, tiem, kurie stebi mūsų transliacijas. Pradėsim šio ryto mūsų tarnavimą ir pradžioje noriu perskaityti švento rašto du mūsų viešpatės gelbėtojo Jėzaus Kristaus paveikslus. Pirma ištrauka iš Izaijo pranašystės 53 skyriaus. Jis išaugs jo akivaizdoje kaip gležnas augalas, kaip šaknis iš sausos žemės. Neturi jis nei išvaizdos, nei patrauklumo, kai žiūrime į jį nėra jokio grožio, kuris mus prie jo trauktų. Jis paniekintas ir žmonių atmestas, skausmų vyras, negalę pažinęs. Mes slėpėme nuo jo savo veidus. Jis buvo paniekintas ir mes jį niekų laikėme. Tikrai jis nešė mūsų negalės ir savo pasiėmė mūsų skausmus, o mes laikėme jį nubaustų, Dievo ištiktų ir pažemintų. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo žaizdomis esame išgydyti. Jis buvo kankinamas ir žeminamas, bet neatvėrė savo burnos. Kaip avinėlis vedamas pjauti ir kaip avis, kuri tyli prieš kirpėjus, jis neatvėrė savo burnos. Jis buvo paimtas iš kalėjimo ir teismo. Kas paskelbs jo giminę? Nes jis buvo atskirtas nuo gyvųjų šalies ir varginamas dėl mano tautos nusikaltimų. Jam paruošė kapą su nedorėliais, su turtingaisiais po jo mirties, nors jis nepadarė nieko blogo ir jo lūpose nebuvo melo. Bet viešpats panorėjo jį sumušti, jis atidavė jį skausmui. Kai tu padarysi jo sielą auka už nuodėmę, jis matys savo palikuonis. Jo dienos bus prailgintos ir jo rankomis viešpatės valia bus įvykdyta. Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas. Šita dalis, kenčiantis viešpats, mušamas, kryžiuojamas dėl savo tautos nuodėmių, tam, kad daugelis per jį atrastų išteisinimą ir atrastų kelią sugrįžti pas Dievą. Ir kitas paveikslas iš Apreiškimo knygos 1 skyriaus. Aš išgirdau už savo nugaros galingą balsą tarsi trimitą, sakantį, aš esu Alfa ir Omega, pirmasis ir paskutinysis. Tuomet aš atsigręžiau pasižiūrėti balso, kalbančio su manimi, ir atsigręžęs išvydau 7 aukso žibintuvus, o 7 žibintuvų viduryje panašų į žmogaus sūnų, apsuvilkusi ilgą mantiją ir persijuosusi per krūtinę aukso juostą. Jo galva ir plaukai buvo balti, kaip balčiausia vilna ar sniegas, jo akis tarsi ugnies liepsna, jo kojos panašios į krosnyje įkaitintą skaistvarį, ir jo balsas buvo tarytum daugybės vandenų šniokštimas. Dešinėje rankoje jis laikė 7 žvaigždės, iš jo burnos ėjo aštrus dviašmenis kalavijas, o jo veidas buvo tartum saulė spindinti visų skaistumu. Jį išvydęs aš puoliau jam po kojų tarsi negyvas. Bet jis uždėjo ant mane savo dešinę ir prabilo, nebijok, aš esu pirmasis ir paskutinysis ir gyvasis. Aš buvau numiręs ir štai aš esu gyvas per amžius. Amen. Aš turiu mirties ir pragaro raktus. Pašlovintas viešpats, prisikėlęs viešpats. Viešpats, kuris jėgoje, didybėje ir šlovėje. Ir tai yra tas pats viešpats. Ir atrodo, šitos 2 paveikslus skiria tik 3 dienos. 3 dienos praleistos kape. Čia jis buvo mušamas, niekinamas, žeminamas, niekų laikomas ir čia jis prisikėlė.
Ir jis pasirodė visoje šlovėje, visoje didybėje, kaip Dievas, kaip viešpats. Kai mes šlovinsim šiandien, tiesiog kalbėkit iš savo širdžių Dievui, viešpačiui, turėdami prieš akis tos du paveikslus. Kaip jis pradžioje iškentė skausmą ir paskui buvo apdovanotas šlovė ir garbė. Laikykite prieš akis tuos du paveikslus, kalbėdami jam, dėkodami jam, garbindami jį, garbindami tą, kuris dėl mūsų tapo nuodėme ir mums dovanojo išteisinimą. Atsistokim. Viešpatie Dieve, mes esame tavo tauta. Mes dėkojame tau už viską, kad tu dėl mūsų padarėjai. Mes dėkojam tau, kad tu iškentėjai skausmą, kad tu prisiėmei mums priklausančią bausmę, kad tu pats tapai nuodėmę, buvai atskirtas nuo savo tėvo, nuo dangiško tėvo, tu kentėjai tą atskirimo skausmą savo širdyje. Tu šaukėjai ant kryžiaus, mano tėve, kodėl mane apleidai? Tas šauksmas, kuris gyvena kiekvieno žmogaus širdyje. Kiekvienas tam tikrą akimirką suvokia, kad jis yra atskirtas nuo Dievo, kad jis yra atskirtas nuo Kūrėjo, kad jis atskirtas nuo to, kuris jam teikia gyvenimą. Viešpatie Dieve, bet mes nesame apleisti. Per tavo skausmą ir tavo kančią mes esame priimtini mylimajame. Mes esame priimtini, tu atvedei mus į puotos namus, į savo tėvo namus. Į namus, kur mes patiriam meilę, kur mes patiriam priėmimą, kur mes patiriam išgydymą, kur mes patiriam atstatymą, kur mūsų dangiškas orumas, to pirmojo žmogaus, šlovingo žmogaus Adomo orumas mums yra gražinamas. Ir mes apsivelkam naujuoju Adomu, kuris yra Jėzus Kristus, amžinojo sūnus. Viešpatie, mes dėkojam tau, mes garbinam tave. Mes garbinam tave, Dieve, viešpatie Dieve. Mes garbinam tave, sonomeziri gerala grihiridi. Shira manana zarangorolo berala grendi girala berala grendirigi. Hallelujah, Yesu, hallelujah. Hallelujah, Yesu, beziri girala berala gris girindi. Hallelujah, 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 hallelujah. Tu buvai paniekintas ir visų atmestas, skausmų vyras, negalę pažinęs, bet šiandien tu išaukštintas, šiandien tu viešpatauji savo tėvo namuose, laukdamas, kol visi tavo priešai bus patiesti kaip pakojis po tavo kojomis. Šiandien tu viešpatauji, šiandien tavo akis kaip liepsna, šiandien tu sujuostas aukso juosta, šiandien tu baltas, nuskaistintas, pašlovintas, šiandien tu spindi kaip skaistvaris ir tavo balsas kaip galingų vandenų šniokštimas. Iš tavo lūpų išeina kalavijas, tavo žodžio kalavijas, žodis, kuris teisia mūsų širdies sumanimus, kuris teisia mūsų mintis, kuris apreiškia tai, ką mes nešiojam savo širdyje, ką bandom nuslėpti net nuo savęs. Bet tu, viešpatie, tai apšvieti, tu tai teisi, tu tai atneši į šviesą. Ura šyba regedėra lara griziri gira lara rendirigi. Halleluja, rana mehiridira lara bera lara grondo goro lara bera lara grindirigi. Halleluja, rahana meheredera lara gara lara grondo goro lara bera lara grindirigi. Halleluja, rana neheridera lara bera lara grondo goro lara bera lara grihiridi. Ora šibari giridira lara bera lara griziringi. Halleluja, Jėzau, šaukiamės tavęs, viešpate, viešpatauk. Iš tiesų viešpatauk mūsų širdise, mūsų mintise, mūsų gyvenimuose, mūsų šeimose, mūsų bažnyčioje. Viešpatauk, Dieve, viešpatauk, Jėzau, viešpatauk, tapk mūsų kelrodžiu, mūsų žvaigždė, tuo, kuris veda mus.
žibintų ir šviesa mūsų takui, suna mezere geralara grendirege, šėra mana nosoro koroloro beralara grisirikaja. Jėzau, tu vienintelis, kuris suteikia kryptį mūsų keliui, mūsų gyvenimo keliui. Tu vienintelis, sonoma sarakaja, vienintelis stiprybės šaltinis, vienintelis jėgos šaltinis, vienintelis Dievas, vienintelis suteikiantis prasme mūsų gyvenimams. Sana mezeri garalare grendirigi. Halleluja, Jėzau, halleluja. Ura sharamana nazara garalara gendirigi sikara. Shera mana nozoro goroloro beralara grisingaya. Kira mana naharandarala baralara grandara garalara beralara greherede. Yera mana naharandarala baralara grondo goroloro beralara grindiri giralara beralara grisiri giralara rehiridirala rehiridirala grihiridi. Shira mana nozoro goroloro beralara grandiri garalara baralara grondoro goroloro beralara grisiri garalara graharade. Shira mana nazara garalara baralara grende garalara beralara grendirigi. Halleluja, halleluja, halleluja. Jėzau, šaukiamės tavęs, šaukiamės tavęs, šaukiamės tavęs, šaukiamės tavo meilės, šaukiamės tavo gyvybės. Te gyvybės šaltiniai atsiveria, te gyvybės versmės atsiveria, te gyvybės versmės, kurias užlieja visą žemę, užlieja visą tai, užlieja sudžiūvusią žemę, suteikia jai gyvybę. Suteikia jai jėgą ir galimybę želdinti tai, kas teikia šlovę tavo vardui. Suna meziri giralara beralara grozorogė, kėra manana hatara meralara grusankana nehirindi. Halleluja, Jėzau, mazara goroloro beralara grindiri giralara beralara grozorogo. Shira mana nosoro koroloro beralara grazangana nehirinderala beralara grihirindirala beralara graharade. Halleluja, halleluja, halleluja. Garbinam tavo šventą vardą. Garbinam tavo šventą vardą, Viešpatie Dieve. Garbinam tavo šventą vardą. Suna meziri giralara beralara beralara grisiri giralara beralara grisiri karalara giralara grisiri gi. Shira mana nazara garalara beralara grondoro gorolara beralara grisiri gi. Halleluja, 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 halleluja. Hira mana nazara garalara beralara grindirigi. Shira mana nozoro gorolara beralara grindirigi ralara beralara grisirigi. Halleluja, ranna mehirindiralara beralara grisirigi. Shira mana nozoro gorolara beralara geralara beralara geralara grisinkina mehirindi. Shira mana nazara garalara baralara grondoro gorolara beralara grisiri giralara beralara grondirigi. Halleluja, Yesu, halleluja. Halleluja, Yesu, mesiri giralara beralara grisirigi. Shira mana nazara garalara baralara grondoro gorolara beralara grisirigi. Halleluja, rendiri giralara beralara grisirigi. Halleluja, ronone hereterala grasangi. Halleluja, ranna meheterala grahandi. Kira mana no horondoro beralara grisirigi ralara beralara grihirindi. Halleluja, 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 ranna naharandarala grihirindi. Halleluja, ranna nehirindi ralara beralara grosoro gorolara beralara grisirigi. Shira mana nesirigi ralara beralara grosoro gorolara beralara grendirigi ralara beralara grisirigi. Shira mana nozoro gorolara beralara grisirigi ralara beralara grohandi. Shira mana nazarangarala beralara grisiringarala beralara grondirigi. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, renna meherederala grisirigi ralara grehiridi. Halleluja, renna mehirindirala beralara grisiringarala gendirigi. Ura shira mana nazarangarala grehiridi. Halleluja, ranna meherendera
Jėzau mūsų gelbėtojau, tu šlovingas. Tu šlovingas mūsų Dieve, mūsų karaliu. Ura manana hantara manana harandėjai. Dieve, aš prašau, prisiliesk prie kiekvienos širdies. Prisiliesk prie kiekvieno iš mūsų. Paliesk mus savo meilę, savo mylinčią ranką. Paliesk mus Viešpatie Dieve, su namais ir įgyralara beralara grūzangana. Haleliuja, Jėzau, tavyje prisikelia mirusieji, Viešpatie, tavyje įvyksta mirusiųjų prisikėlimas. Dieve, tavyje mirtis netenka galios. Mirtis tau neturi jokios galios nei valdžios, Viešpatie. O Dieve, tavo buvime, tavo artume, Dieve, prisikelia mirusieji. O, nes tu esi gyvenimo Viešpats, tu esi tas, kuris teiki gyvenimą, tu esi tas, Viešpatie, kuris prikelia iš mirties, Viešpatie, tu esi tas, kuris suteiki viltį, Dieve, tu suteiki viltį, Viešpatie, juodžiausiai nakty, Viešpatie, didžiausiam sielvarte, o giliausiai duobei, Viešpatie, tu suteiki viltį, nes tu pats esi viltis. Tu esi viltis kiekvienam. Tu esi viltis kiekvienoje situacijoje, kiekvienoje dienoje, Dieve. Tu esi viltis, Dieve, ir mūsų žvilgsniai dabar krypsta į tave, Dieve. Mūsų žvilgsniai tiesiog sukasi nuo šio pasaulio, nuo pasaulio gąsdinimo, nuo bet kokių baimių, nuo bet kokio streso, Dieve, Dieve. Ir mūsų žvilgsniai, Viešpatie, jie kyla į tave, Dieve, į tave, Dieve, į tave tiesiog, Dieve. O, mes norim žiūrėti tave, mes norim žiūrėti, nes yra parašyta. Ir kiekvienas akis, sako, žiūrės į jį, net ir tos, kurios perdurė, Viešpatie, ir to žiūrės, kiekvienas žiūrės. O, Viešpatie, ir šiandien mes keliame šiandieną savo žvilgsnius. Mes paliekam, Viešpatie, bet kokį nerimą, paliekam bet kokią įtampą. Taip, Dieve. Mes žiūrim į tave, Viešpatie, į tave, Viešpatie. Halleluja, 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 halleluja. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teesie šventas tavo vardas, tebūnie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje, teateinie tavo karalystė. Viešpatie, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Halleluja, reigeridėjai. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Ura sana mecherite ralara beralara grusara karalara brozorungėjai. Šyra mana nazara garalara baralara grondi giralara beralara grendirigi. Halleluja, rana mecheride ralara beralara grisiri kiralara beralara grusara kaja. Nes tavo yra šlovė ir tavo yra valdžia ir tavo yra karalystė nuo amžių per amžius. Ura mana nehirindira lara beralara grisiri karalara beralara grisirigi. Nes tavo yra karalystė. Tu tapai mums tėvų, Viešpatie. Tu tapai mums tėvų, dangiškų tėvų, amžinų tėvų. Tu tapai mums tėvų, tu padovanojai mums karalystę. Tu pasakei, nebijok mažoji kaimenė, nes jūsų tėvas panoro dovanoti jums karalystę. Tu dovanojai mums karalystę, dangišką karalystę, tą, kuri pranoksta visą tai, kas yra žemėje. Tu dovanojai mums tai, tu atleidi mums mūsų kaltes, nes tu esi geras tėvas. Tu saugai mus nuo gundytojo ir saugai nuo pikto, nes tu esi mūsų apsauga ir mūsų viltis, mūsų inkaras, Viešpatie, šitame pasaulyje. Tu mūsų viltis, tu mūsų inkaras. Mes dėkojam tau, Dieve, mes dėkojam tau. Mes dėkojam tau ir šlovinam tavo šlovingą vardą. Mes dėkojam tau ir šlovinam tave.
Mes dėkojam tau ir šlovinam tave, viešpate mūsų Dieve. Haleliuja, 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 haleliuja. Nes tavo vardas šlovingas, nes prieš tavo vardą priklaups kiekvienas, esantis žemėje, danguje ir po žeme. Ir kiekvienos lūpos išpažins, kad viešpats Jėzus yra žemės ir dangaus valdovas. Mes lenkiamės prieš tave, viešpate mūsų Dieve. Lenkiamės prieš tave. Lenkiamės prieš tave. Lenkiamės prieš tave. Jėzau, tu esi viešpats šitose namuose. Tu esi mūsų Dievas. Tu esi mūsų karalius. Mes atiduodam tau garbę kaip kūrėjai, kaip tam, kuris sukūrė visą žemę. Jėzau, iš tavęs viskas yra išėję per tave. Ir tau, sako, viskas sugrįš. Tu esi pradžia visatos. Visko, kas yra prasidėję, tu esi Alef. Ir tu esi pabaiga. Ir tu esi Taf. Taf. Alef ir Taf. Tu esi pradžia ir tu esi pabaiga. Mes gyvename tavyje. Kvėpuojame tavimi. Mes iš tavęs semiamės stiprybės. Tu esi šaltinis. Tu esi pagrindinis šaltinis, viešpatie. Gyvenimo šaltinis. Meilės, tikėjimo. Iš tavęs ateina visi geri dalykai. Iš tavęs ateina, viešpatie. O, atsakymai. Iš tavęs, viešpatie, ateina išgydymas. Iš tavęs, Dieve. Ir tu įrodė, viešpatės, sumokėdamas savo krauju, paaukodamas savo gyvybę, tam, kad daugelis rastų išgelbėjimą, tam, kad daugelis atrastų viltį šiame gyvenime, kiekvienoj kartoj, kiekvienoj tautoj, Dieve. Ir Dieve, ir mes šiame laike ir šitoje kartoje, šiame amžiuje, Dieve, tu taip pat esi mūsų viltis ir atsakymas, kaip ir tų žmonių, kurie rėmėsi į tave pirmame amžiuje. Pirmoji bažnyčia. Viešpatie, amžiai keičiasi, bet tu nesikeiti, Dieve. Tu esi tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Haleliuja, Dieve. O, mes priartėjame prie amžinybės, mes priartėjom prie amžinojo. O, lasai toleramasi, kuris laiko viskas, kuris viską palaiko savo jėgos žodžiu. Mes priartėjome prie to, kurio vienas žodis gali pakeisti tautų likimą, žemės likimą, žmonių likimus. Dieve, tavo žodis, viešpatie. O taip, Dieve, atiduodam tau visą garbę. Lenkiamės tau. Hola santo larabesi. Lenkiamės prieš tave. O Dieve. Priimam tavo auką su meile, su dėkinga širdim. Tu esi tas, apie kurį kalbėjo Izaijas, tas gležnas augalas, kuris išdygo, kuris išaugo iš Jesės kelmo, ta atžala, tas skausmų vyras, iškentęs panieką, prisijėmęs už mus visą bausmę. Taip, Dieve, tu esi tas.
kuris ėjai iš meilės. Ant kurio krito kirčiai. Tu buvai sužeistas už mūsų kaltes, Viešpatie. Mums sunku suvokti, Dieve, mes ne iki galo suprantam tavo gelmės ir tavo išminties. Bet šiandien mes, Dieve, priimam tai su dėkinga širdim. Kaip tu ir pasakei, Viešpatie, mokiniams, kiekvieną kartą, kai susirinksite, darykite tai mano atminimu. Prisiminkite. Ir mes šiandieną prisimenam, Viešpatie. Aleliuja, mes prisimenam. Išlaiminam šitą duoną ir laiminam vyną ir valgam, Dieve, tavo kūną ir geriam tavo kraują, kaip ir pasakei, kad turėtumėm gyvenimą. Mes žinom, kad galit prisėsti. Kiekvienas sekmadienis yra ypatingas. Nėra eilinis sekmadienis, ne? Aš sakyčiau, kad kiekvienas sekmadienis yra kažko ypatingas. Ir šis sekmadienis yra irgi ypatingas sekmadienis. Turim šiandieną daug svečių. Ir šiandieną vienas svečias dalinsis žodžiu. Tas svečias yra mano sūnus. Ir aš tai pagalvojau, kad 25 metai praėjo, tai 4 amžius ir girdėsiu, kaip Benjaminas šiandieną dalinsis žodžiu, aš noriu jį pakviesti. Aleliuja. Ir pasimelskime, gerai? Aleliuja. Viešpatie Dieve, aš tiesiog meldžiuosi už Benjaminą. Aš tiesiog laiminu mano Dievę. Te būna šiandien atpalaiduota tai, kas turi būti atpalaiduota. Tai, Dieve, kas yra svarbu šiam laikui, kas yra mums visiems svarbu. Taip, Dieve, aš laiminu jį, Viešpatie, ir aš meldžiu prieš bet kokias kliūtis, te pasitraukia, Viešpatie. Bet kokie neiškumai, nežinojimai ar baimės, kas bebūtų, mano Dieve. Bet kokie trukdymai. Jėzaus Kristaus vardu. Dieve, kalbėk ir liekis. Amen. Aleliuja. Jėzau, te būna tavo vardas išaukštintas šiandien. Aš meldžiu Viešpatie visą, kas iš manęs ten nubyra, bet aš dėkoju, kad tavo žodis, jisai negrįžta pas tave tuščias, bet jisai vykdo viską, dėl ko tu siuntei, ir aš dėkoju. Ir meldžiu, kad tai būtų šiandien. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Prieš atskleisdamas šiandienos temą, aš norėčiau perskaityti porą rašto vietų. Pradžios 12 skyrius, kas turi Biblijas, galite atsiversti, ar kas telefoną naudojat. Ir mes ten kurį laiką pasiliksim šiandien. Pradžios 12 skyrius nuo 1 eilutės. Viešpats tarė Abromui: eik iš savo gimtojo krašto, savo tėvo namų, į kraštą, kurį tau parodysiu. Padarysiu iš tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave. Išaukštinsiu tavo vardą ir tu būsi palaiminimas. Laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius. Visos žemės gentys ras tavyje palaiminimą. Abromas išėjo, kaip Viešpats jam buvo įliepęs, ir Lotas ėjo draugę su juo. Abromas buvo 75 metų, kai paliko Haraną. Abromas pasiėmė savo žmoną Sarają, brolio sūnų Lotą, visus turtus, kuriuos buvo sukaupę, ir visus žmonės, kuriuos buvo Harane įsigiję. Jie leidosi į Kanano kraštą ir į Kanano kraštą keliavo. Tarpai sustodamas, Abromas per Kanano kraštą keliavo iki pat Morės ąžuolo vietovės prie Sichemo. Tuomet krašte buvo kananiečiai. Viešpats pasirodė Abromui ir tarė: šį kraštą duosiu tavo palikuonims. Ten Abromas pastatė jam pasirodžiusiam Viešpačiui aukurą. Iš čia jis pajudėjo kalnų link į rytus nuo Betelio ir pasistatė savo palapinę. Į vakarus nuo jos buvo Betelis, o į rytus Ajas. Ir čia pastatė aukurą ir vardu šaukėsi Viešpaties. Kita rašto vieta, Pradžios 13 skyrius nuo 14 eilutės. Lotui atsiskyrus, Viešpats tarė Abromui: dabar pakelk akis ir pasižiūrėk iš tos vietos, kurioje stovi, į šiaurę,
ir į pietus, į rytus ir į vakarus. Nes visą kraštą, kurį matai, amžinai atiduosiu tau ir tavo palikuonims. Padarysiu tavo palikuonius gausius tarsi žemės dulkės. Jei kas galėtų suskaityti žemės dulkės, tai ir tavo palikuonis galėtų būti suskaityti. Pakilk, pereik išilgai ir skersai kraštą, nes tau jį atiduosiu. Abromas išardė savo palapinę ir nusikėlė gyventi prie Mamrės ąžuolų arti Hebrono. Ten jis pastatė viešpačiui aukurą. Kai Dievas davė Abromui pažadą dėl žemės, sakė, atiduosiu tau šitą teritoriją, jis taip pat sakė Abromui, pereik per visą kraštą skersai ir išilgai. Ir Abromas, pereidamas tą visą kraštą, jisai statė Dievui aukurus. Tai dar 500 metų prieš Izraeliui užimant tą visą teritoriją, įeinant į pažadėtąją žemę, Abromas jau paėmė tą teritoriją dvasinę prasme. Per statydamas aukurus jisai užėmė tą teritoriją ir dėl to vėliau Izraelio tauta galėjo ir fiziškai ateiti užimti. Tai ir šiandienos tema, apie ką noriu kalbėti, tai yra aukurai. Aukurai kaip strategija, galima sakyti, dvasinės kovos strategija, kaip užimti teritorijas. Ir ką aš noriu apibūdinti, šiek tiek pažiūrėti, kas yra aukuras ir kaip gyvenimas prie aukuro atrodo. Pradžios 28 skyrius nuo 10 eilutės. Jokūbas paliko Beršebą ir leidosi Harano link. Pasiekė žinomą vietą, jis apsistojo nakvoti, nes saulė jau buvo nusileidusi. Paėmęs iš tos vietos akmenį, pasidėjo po galvą ir toje vietoje atsigulė miegoti. Jis sapnavo, žiūri, stovi laiptai ant žemės, o jų viršus siekia dangų, ir Dievo angelai laipioja jis aukštyn ir žemyn. Žiūri, viešpats stovi prie jo ir sako, aš esu viešpats tavo senelio Abraomo ir Izaoko Dievas. Žemę, ant kurios guli, duosiu tau ir tavo palikuonims. Tavo palikuonis bus tokie gausus kaip žemės dulkės. Tu išsiplėsi į vakarus ir į rytus, į šiaurę ir pietus. Visos žemės gentys per tave ir tavo palikuonis ras palaiminimą. Būk tikras, aš esu su tavimi. Globosiu tave, kad ir kur eitum, ir sugrąžinsiu tave į šią žemę. Niekada tavęs nepaliksiu, kol neįvykdysiu, ką tau pažadėjau. Jokūbas pabudo iš miego ir tarė, iš tikrųjų viešpats yra šioje vietoje. Bet aš to nežinojau. Drebulio krečiamas jis sakė, kokia baugi ši vieta, tai ne kas kita, kaip Dievo namai ir dangaus vartai. Atsikėlęs anksti rytą, Jokūbas paėmė akmenį, kurį buvo pasidėjęs po galvą, pastatė jį kaip paminklą ir užpylė ant jo viršaus aliejaus. O tą vietą pavadino Beteliu, nors ankstesnis to miesto vardas buvo Lūzas. Prašyta, kad Jokūbas pasiekęs žinomą vietą apsistojo nakvoti. Tai ta vieta ir mums yra žinoma, tai yra Betelis, ten, kur jo senelis Abraomas prieš daugiau negu 100 metų buvo pastatęs aukurą. Ir kai jisai sapnavo tą sapną, aš tikiu, kad jisai matė realybę, kas iš tikrųjų dvasiniam pasaulyje toje vietoje vyksta. Ir ką jisai matė, tai jisai matė laiptus į dangų, kiti vertimai sako kopėčias, o kiti vertimai sako, kad tai hebrajiškas netgi vertimas sako, kad tai galėtų būti aukšta vieta, netgi įtvirtinimai. Jisai tai matė ir aš noriu atkreipti dėmesio, kad angelai laipioja aukštyn ir žemyn. Visų pirma, angelai ėjo iš žemės aukštyn, paskui leidosi. Tai reiškia, kad tie angelai tenais buvo ne dėl to, kad Jokūbas atėjo, bet jie jau tenais buvo dėl to aukuro, kurį Jokūbo senelis Abraomas ten yra pastatęs. Ir čia Jokūbas taip pat sako, šita vieta ne kas kita kaip Dievo vartai. Ir aš šiandien tokį norėčiau duoti apibrėžimą aukurams, kad tai yra vartai tarp fizinio ir dvasinio pasaulio. Tai yra tie vartai, kuris suteikiantis teisę dvasiniams būtybėms veikti žemėje. Nes Dievas taip sukūrė, kad veikti legaliai iš to žemėje, dvasioms reikia kūno. Dėl to ir mes, būdami dvasios, esam laikinai apgyvendinti šitose kūnuose, kad įvykdyti Dievo valią čia, kad skleisti jo karalystę. Psalmių 115, 16 eilutė parašyta, dangus, viešpaties dangus, bet žemę jis davė žmogui. Nors visa visata priklauso Dievui, bet jisai žemė davė autoritetą žmogui. Jisai ir netgi pats save apribojo ant tiek, kad jisai ieško žmogaus sutikimo tam, kad galėtų veikti šitoje žemėje. Amoso 3:7 parašyta, tikrai viešpats Dievas nedaro nieko, pirma neapreiškė savo užmojo savo tarnams, pranašams.
Dievas pasako žmogui, ką jisai nori daryti, tam, kad žmogus tada eitų, skelbtų ir atpalaiduotų tai kas jau yra sumanyta. Ir taip, dar noriu pažiūrėti į Danielių, kad iš esmės kaip turėtume reaguoti į pranašiškus žodžius, kai gauni pranašystę, kokią reakciją. Ir Danieliaus 9 skyrius, 1-3, nuo 1 iki 3. Pirmais Ahasvero sūnaus Darijaus, kilusio iš Medų ir tapusio Chaldėjų karalystės karaliumi metais, pirmaisiais jo valdymo metais aš Danieliaus stengiausi suvokti knygose, kaip pagal pranašą Jeremiją pasiekusi viešpaties žodį suskaičiuoti metus, po kurių turėjo baigtis Jeruzalės nuniokojimas, būtent 70 metų. Atsigręžiau į viešpatį Dievą, ieškodamas atsakymo ir melsdamasis ir maldaudamas pasninkų, ašutinę ir pelenais. 19 eilutė. Viešpatie išgirsk, viešpatie atleisk, viešpatie išklausyk ir veik. Dėl savęs paties nedelsk mano Dieve, nes tavo miestas ir tavo tauta vadinasi tavo vardu. Danielius, skaitydamas Jeremijo pranašystę, suskaičiavo, kad 70 metų jau praėjo. Ir jo atsakymas buvo, jo reakcija buvo ne tiesiog sėdėti ir laukti dabar, kol padaryti, bet jisai ėjo į maldą, ėmė pasninką ir ėjo ieškoti Dievo ir įmeldinėjo būtent tą pranašišką žodį, tai reiškia atpalaiduoti ir sako, Dieve, padaryk, ką tu pažadėjai. Tai tokia, mano nuomonė, tokia pat ir mūsų reakcija turėtų būti, kai gaunam pranašišką žodį, tai ir tiesiog maldoj kalbėti, atpalaiduoti, įmeldinėti tą žodį iš tikrųjų, ką Dievas nori daryti. Aukurai, kaip minėjau, tai yra duris ar vartai tarp dvasinio ir fizinio pasaulio. Ir aišku, būna tų aukurų tiek demonams, tiek stabams, tiek galbūt ir viešpačiui Jėzui. Nes bet kokios dvasios yra apribotos ir joms iš tikrųjų reikia to žmogaus leidimo veikti šitoje žemėje. Ir aš šiandien daugiau dėmesio skirsiu aukurams Dievui, žiūrėdamas į Abraomo istoriją. Tai tiesiog grįžtant prie jo istorijos pradžios 12 skyrius nuo 10 eilutės. Krašte kilo badas. Abraomas kėlėsi į Egiptą gyventi kaip ateivis, nes badas krašte buvo nuožmus. Prieš pat įeinant į Egiptą jis kreipėsi į savo žmoną Sarają. Žinau, kokia tu graži moteris. Egiptiečiai tave pamatę pamanys, tai jo žmona. Mane jie užmuš, o tave paliks gyvą. Tad prašyčiau sakyti, jog esi mano sesuo, kad per tave man būtų gerai ir tavo dėka išlikčiau gyvas. Abraomui įėjus į Egiptą, egiptiečiai matė, kad moteris buvo labai graži. Ja pastebėję faraono dvariškiai labai išgyrė faraonui. Moteris tada buvo paimta į faraono šeimyną, per ją Abraomui gerai sekėsi. Jis įsigijo avių, jaučių, asilų, vergų ir vergių, asilų ir kupranugarių. Bet už Abraomo žmoną Sarają viešpats baudė faraoną ir jo šeimyną didelėmis nelaimėmis. Faraonas pasišaukė Abraomą ir sakė jam, ką tu padarei? Kodėl nepasakei, kad ji tavo žmona? Kodėl sakei, ji mano sesuo? Aš paėmiau ją už žmoną, o dabar štai tavo žmona, pasiimk ir išeik. Faraonas davė savo vyrams nurodymų, ką daryti, ir tie išvarė jį draugę su žmona ir viskuo, ką turėjo. Prieš pat šitą istoriją mes skaitėm, kad Abraomas pastatė aukurą Dievui ir jisai tenai šaukėsi Dievo vardu. Tai reiškia, buvo maldos aukuras, kurį Abraomas turėjo. Ir čia, kas įvyko, ištiko krizė. Krašte kilo badas ir Abraomas turėjo du pasirinkimus, iš esmės, ką daryti. Ar pasilikti prie to aukuro ir ieškoti Dievo, ir ieškoti to sprendimo į krizės metu su Dievu, ar eiti kažkur kitur ir bandyti žmogiškai spręsti. Ir šį kartą jisai pasirinko keliauti į Egiptą. Ir Egiptas dažnai simbolizuoja pasaulį, tai reiškia pasaulį ir pasaulietinį mąstymą. Tai Abraomo ta kelionė krizės metu, bado metu į Egiptą tiesiog rodo, kad jisai bandė pasaulietiškais metodais spręsti kažkokią problemą. Ir kokia to kaina buvo? Ėjęs į Egiptą, prisidarė truputį nesąmonių, darė kompromisų. Vienas iš tų kompromisų vos jam nekainavo žmonos ir galvojo taip, bent apsaugosiu savo gyvybę. Kas iš tikrųjų mane čia žavi, tai kad nors ir Abraomas šiek tiek gribavo, Dievas vis tiek išliko jam ištikimas ir jisai saugojo tiek jį patį, tiek jo žmoną. Net neleido faraonui iš tikrųjų paliesti žmonos. Tai Dievas saugo ir iš tikrųjų jisai tuo metu
tiek patį Abromą, tiek visą jo šeimą ir jisai vis dėlto galėjo sveikas, gyvas iškeliauti. Bet dar vien dėl to, kad Dievas saugo, tai nereiškia, kad jisai sutinka su viskuo, ką tu darai. Ir tai jam akivaizdžiai nepatiko, kas atsitiko su Abromo žmona, jam nepatiko ir ką pats Abromas darė. Pradžios 13 skyrius nuo 1 eilutės, po to, kai juos išvarė iš Egipto. Drauge su žmona ir viskuo, ką turėjo, Abromas iš Egipto nusikėlė į Negebą. Kartu buvo ir Lotas. Dabar Abromas turėjo labai daug galvijų, sidabro ir aukso. Iš Negebo, vienur kitur sustodamas jis nukeliavo iki Bet-Betelio, tos vietos, kur iš pradžių buvo pastatęs palapinę tarp Betelio ir Ajo, tos vietos, kur pirmiau buvo padaręs aukurą. Čia Abromas vardu šaukėsi Viešpaties. Išvarytas iš Egipto, jisai vėl sugrįžo prie savo aukuro ir vėl vardu šaukėsi Viešpaties. Tai man tai rodo atgailą, kad jisai suprato, ką padarė, kad visgi ne taip ten buvo pasirinko krizės metu ir grįžo visgi ieškoti toliau Viešpaties veido, kas man atrodo yra labai svarbus žingsnis gyvenime prie aukuro. Ir aš taip noriu tikėti, kad jis iš tos situacijos jau pasimokė, nes kitai krizė ištikus, kai buvo karas tarp 5 ir 4 karalių, tarp 9 karalių, kai jo sūnėnas Lotas su visa šeimyna ir visais namais buvo pagrobtas. Tai krizė ištikus jau jisai neieškojo pagalbos kažkur Egipte, bet jisai pasiėmė 318 vyrų iš savo namų ir vijosi 1000 armijas, nes jisai tuo metu žinojo, kadangi jau turėjo aukurą, gyveno prie aukuro, jisai žinojo, kad jisai ne vienas kovoja, bet jisai žinojo, kad jo Dievas eina kartu su juo. Ir dėl to net ir būdamas mažesniam būry, jisai nebijojo, bet vijosi tas 1000 armijas ir išlaisvino tiek Lotą, tiek visą jo šeimą. Ir nors ir Abromas išėjo iš Egipto ir atgailavo, iš tikrųjų jisai grįžo prie to maldos aukuro. Vis dėlto išeidamas iš Egipto, jisai išsinešė dalelę Egipto su savim. Jisai neatsisakė visko, ką įgijo tam Egipte. Per tuos savo kompromisus parašyta buvo, kad jisai įgijo daug turto, nes faraonas jį laimino. Aš manau, kad faraonas ne Dievas tenais jį laimino tuo metu, nes buvo daromi kompromisai. Ir jo, per tuos kompromisus jisai išsinešė su savim daug turto, daug galvijų, daug visokių tarnų. Ir vienas iš žmonių, su kuriuo jis išėjo iš Egipto, tai yra Saros tarnaitė Hagara. Jinai taip pat buvo egiptietė. Ir Hagarą mes žinom, jos istorija vėliau tai buvo, kai Abromas bandė tą dievišką pažadą, kai Dievas jam pažadėjo sūnų. Abromas vienu metu savo jėgom visgi tai bandė padaryti ir tai buvo būtent su Hagara. Kad Saraja, tuo metu jau Sara davė savo tarnaitę Hagarą, Abromui sako, pakelk iš jos man vaikų. Bet ne tokia Dievo valia buvo. Tai vėl buvo tas žmogiškas bandymas savo jėgom ar kažkokiu pasaulietiniu mąstymu atnešti ir vykdyti tai, kas buvo Dievo numatyta tiesiog dvasiniu būdu įgyvendinti. Tai tie kompromisai, kuriuos jis darė Egipte, pasėjo sėklą šitai klaidai, kuri visgi įvyko po daug metų, daugiau nei 10 metų. Ir ką aš noriu pasakyti, kad mes nežinom, kokią sėklą mūsų kompromisai sėja ir kada jinai sudygs. Todėl svarbu iš tiesų nuoširdžiai atgailauti, kai Dievas mus veda į atgailą, nuoširdžiai atgailauti ir visiškai nusisukti nuo tų kompromisų, nusisukti nuo tos nuodėmės, kurią Dievas galbūt iškėlė į paviršių tuo metu. Todėl svarbu nuolat prašyti šventosios dvasios, kad išieškotų mūsų širdis ir melstis taip kaip Dovydas 139 psalmiai. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išmėgink mane ir perprask mano mintis. Pažiūrėk, ar neinu klystkeliu ir vesk mane amžinuoju keliu. Tęsiant Abromo istoriją, pradžios 13 skyrius nuo 5 eilutės. Lotas keliavęs kartu su Abromu taip pat turėjo avių ir galvijų, kaimenių bei palapinių, o kraštas negalėjo jų abiejų gyvenančių drauge išlaikyti. Jų nuosavybė buvo tokia didelė, kad jie nebegalėjo likti kartu. Be to kildavo vaidų tarp Abromo ir Loto galvijų piemenų. Krašte tuomet gyveno kananiečiai ir perizai.
Čia labai įdomiai istorija Loto ir Abromo ir tada toks sakinys, krašte tuomet gyveno kananiečiai ir perizai. Atrodo visiškai iš lempos. Bet šventas raštas yra įkvėptas šventosios dvasios ir jis nieko iš lempos nėra. Dievas yra labai tikslingas ir jisai žino, ką jisai sako ir kodėl jisai sako. Ir aš tikiu, kad šitas sakinys, kananiečiai ir perizai, apibūdina dvasinę atmosferą tame krašte. Kananiečiai ir perizai buvo pagoniškos tautos, jie garbino daug stabų, jie garbino daug demonų, tenais buvo daug ištvirkavimo tose tautose, ten buvo aukojami žmonės, buvo realiai aukojami vaikai, deginami kūdikiai. Va tokia buvo tauta ir dėl tokio gyvenimo, tas gyvenimas, tos nuodėmės jos suteikia galimybę tam tikrom kunigaikštystėm ir tos galybėms ateiti ir užimti ir valdyti tą kraštą. Tai šitas sakinys ir apibūdina būtent, kad va tokioj atmosferoj tos visos tautos gyveno ir po tokią atmosferą papuolė Lotas, Abromas ir jų namiškiai. Ir būtent dėl tos atmosferos tas konfliktas ir atsirado tarp Loto piemenų ir Abromo piemenų. Tačiau Abromas, jisai gyveno prie aukuro, jisai turėjo aukuro dievui. Ir iš istorijos mes matom, kad pats Abromas, jisai po tą atmosferą nepapuolė. Kadangi jis gyveno būtent po to aukuro, jisai turėjo platformą, nuo kurios galėjo kovoti tas dvasinės kovas prieš šitas visas kunigaikštystės ir visas galybės. Kadangi jis gyveno prie aukuro, jis taip pat galėjo atpažinti ir suvokti tėvo širdį tai situacijai, kuri iškilo, kad buvo kažkoks konfliktas, o vis dėlto tėvo širdis buvo taika. Taika tarp namiškių, tarp giminaičių, taika tarp jų visų darbininkų ir jų tarnų. Ir toliau tenais parašyta tam skyriui, kad Abromas Lotui sakė, nėra reikalo mums pyktis, iš esmės, aš šiek tiek perfrazuoju, nėra reikalo pyktis, kraštas didelis, tu rinkis kur tu nori, jeigu tu eisi į kairę, aš eisiu į dešinę, jeigu tu eisi į dešinę, aš eisiu į kairę. Ir būtent taip Abromas nepasidavė tai įtakai, bet atpažinamas tėvo širdį, jisai rado sprendimą tai visai problemai. Kai mes gyvenam taip, kaip visi aplinkui mus, kai mūsų bažnyčios pilnos apkalbų, nesantaikos paviduliavimų, kai mūsų gyvenime toleruojamas neatleidimas, kai krikščionių šeimos skiriasi taip pat kaip ir pasauliečių, kai gyvenam priklausomybėse, narkotikams, alkoholiui, pornografijai, kai vis nerimaujam dėl pinigų ar nuolat geidžiam jų daugiau kaip pasaulis, tai tiesiog rodo, kad mūsų gyvenime nėra aukuro arba jisai apleistas. Ir aš tai sakau ne pasmerkimui, nesakau, kad mums dabar čia reikia visas problemas išspręsti ir tada eiti prieš Dievo. Visiškai priešingai. Aš tiesiog rodau, ant kiek mums reikia Dievo ir iš tikrųjų, kad be jo mes negalim išgyventi, tiesiog be jo mes papuolam po tom įtakom, kas yra tos visos dvasios, kurios yra aplinkui mus. Ir tiesiog noriu parodyti, kad vienintelis Jėzus, jisai turi sprendimus į visas problemas, turi atsakymus į visus klausimus ir tik jame yra pilna laisvė ir gyvenimo pilnatvė. Dievas, kai jisai pašaukė Abromą ir sakė, vaikščiok su manim ir būk be priekaišto. Tai tas jo būk be priekaišto, kiti vertimai sako, būk tobulas. Čia labiau buvo kaip Dievo pažadas, vaikščiok su manim ir aš padarysiu tave be priekaišto, aš padarysiu tave tobulų, tu manyje turėsi tą gyvenimo pilnatvę. Toks yra iš Dievo mums kiekvienam kvietimas, vaikščioti su juo. Ir aš taip pat manau, kad krikščionis mes neturėtume papulti ir gyventi po tamsos galybių įtaką. Kadangi 1 Jono 4:4 parašyta, nes tasai, kuris jumise, didesnis už tą, kuris pasaulyje. Kadangi mes kiekvienas turim šventąją dvasią, mes turim iš tikrųjų būdą, kaip pasipriešinti toms jėgoms, kaip pasipriešinti, išsilaisvinti iš tos tamsybių įtakos, kur yra aplinkui mus.
čia va klausimas, ar mes jį įsileidžiam į savo širdis, ar kiekviena kertelė jam iš tiesų yra atvira. Apreiškimo 3:20, kur Jėzus sako, štai aš stoviu prie durų ir beldžiu, ir kas atidarys, pas tą aš įeisiu ir vakarieniausiu su juo. Tas laiškas skirtas jisai netikintiems, tas laiškas yra parašytas bažnyčiai. Jėzus stovi prie savo bažnyčios durų ir sako, aš beldžiu, ar jūs įsileisit. Paskutinis Abraomo aukuras, bent jau aprašytas, buvo Morijos kalnuose. Morijos kalne Dievas atvedė tenais ir tenais jo paprašė Izaoko. Prašė, kad paaukotų savo vienintelį sūnų Izaoką, tą pažado sūnų. Tačiau, mano nuomonė, jisai siekia ne Izaoko tenais, o Abraomo širdies. Ir ta auka, kas buvo, iš tikrųjų, tai buvo Abraomo širdis, nes Dievas nori, jisai siekia mūsų visos širdies, kad prie nieko, kad jinai nebūtų prisirišus, tik tai būtų atvira jam ir tik tai prie jo. Ir pamatęs, kad taip yra Abraomo gyvenime, kad jis neprisirišo net prie savo to vienintelio sūnaus, jisai sustabdė Abraomą, neleido iš tikrųjų jam paaukoto vaiko. Ir kas įdomiausia, tai iš tikrųjų, kad ant to pačio kalno po 2000 metų Dievas parodė, kad jis visą save atidavęs. Jisai visą savo širdį mums yra davęs. Būtent ant to pačio kalno po 2000 metų jo sūnus Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas. Jisai parodė, aš nieko dėl jūsų negaliu, aš jums atidaviau visą savo širdį, aš jums atidaviau visą save. Ir to pačio jisai laukia ir ieško iš mūsų visos širdies. Ir pabaigai apibendrinant, aš tiesiog norėčiau pažiūrėti, kaip pastatyti aukurus savo gyvenime. Tai pirmas žingsnis tai yra atgaila ir stabų ir aukurų stabams sunaikinimas. tą vieną pavyzdį mes matom Gideono istorijoje, kai Dievas jam pasirodė kai tuo metu Izraelis dar buvo užimtas Midjano. Kai Dievas jam pasirodė, pirmas žingsnis, ką jam sakė, išgriauk savo tėvo namuose esantį Baalo aukurą. Jis išgriovė Baalo aukurą, tada pastatė aukurą Dievui ir tada Dievas jį vedė į Izraelio tautos išlaisvinimą. Taip pat Ezechielio 14 skyrius nuo 1 eilutės. Keli Izraelio vyresnieji atėjo pas mane ir atsisėdo priešais. Viešpats kalbėjo man: žmogaus sūnau, šitie vyrai pasistatė stabus savo širdyse ir tai, kas veda į nusikaltimą, yra prieš jų akis. Argi klausimas turėčiau jiems atsakyti? Todėl sakyk jiems, taip sako viešpats Dievas, kiekvienam Izraelitui, kuris pasistato stabus savo širdyje bei žiūri į tai, kas veda į nusikaltimą ir ateina pas pranašą, aš viešpats atsakysiu pagal jo stabų daugybę. Kai pas mus širdyse yra pastatyta stabų, Dievas atsako pagal tuos stabus. Kitas aspektas, tai kai yra stabų pas mus gyvenime, tai už tų stabų slypinčios dvasios, jos dar gali ir iškreipti žodžius, kai tau ateina brolis ar sesė, pasako, žinai, aš jaučiu tiesiog, ką Dievas tau kalba, dėl tų stabų jos iškreipia ir tu gauni visiškai kitokį žodį, negu tą, ką norėjo jie atpalaiduoti. Vietoj to, kad jie tave padrasintų ir įkvėptų, būna įsižeidė ir dar griūna tie santykiai. Tai dėl to tas žingsnis yra be galo svarbus, iš tikrųjų, tų stabų nugrėvimas ir stabams. Stabų pašalinimas ir aukurų stabams nugrėvimas. Aš taip manau, kad dabar vienas didžiausių stabų yra patogumas ir pramogos. Mes įpratom ir norim visko greitai ir lengvai. Iki tiek, kad net nebenorim mokėti kainos už šventumą. Net nesuvokiam, kas yra pasišventimas, nesuvokiam, ką reiškia aukoti savo kūnus kaip gyvą, Dievui patinkančią auką. Dažnai tą patį ir bažnyčias matom, kad atėję į bažnyčią norim, kad vos ne čia pasirodymas mums būtų, kad ateitų profesionali šlovinimo komanda, pagrotų, padainuotų, kaip patys net nežinom, kas yra tikras garbinimas. Dažnai būna, kad ateinam pas pastorių ar pas maldos komandą, nes mums reikia profesionalų, kad už mus pasimelstų, kaip patys net 5 žodžių maldoje negalim išsakyti ar 5 minučių pabūti. Ir aš nesakau, tikrai yra periodų, kai reikia, kad kažkas pastovėtų su tavim, už tave maldoje. Parašyta, nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus paliepimą. Bet jeigu metai iš metų vienintelė malda,
mūsų gyvenime, tai yra, kai ateinam pas pastorių, tom keliom minutėm, tai jau rodo, kad kažkas negerai, nes kiekvienam iš mūsų yra atviras kelias pas tėvą, kiekvienam iš mūsų yra atviras kelias prie jo malonės sostų, per Jėzų Kristų, ir kiekvieno iš mūsų Dievas ten laukia. Tai ką norėjau pasakyti, kad labai lengva sėdėti prie teliko, labai lengva sėdėti prie telefono ir scrollint, bet kai ateina laikas melstis, tai kiek mes ten galim išbūti. Kitas žingsnis tai yra įsipareigojimas. Įsipareigojimas ir apsisprendimas. Kai mes apsisprendžiam nuoširdžiai ieškoti Dievo, kai Jisai mato iš tikrųjų, kai mes ne tik tai kalbam, bet kiekvieną dieną iš tikrųjų jo ieškom, kiekvieną dieną einam į savo maldos kambarėlį ir užsidarom. Ir kai Dievas mato, kad tikrai čia jau yra rimtas įsipareigojimas, Jisai nustato laiką susitikimui. Kiekvienas tada gauna tą susitikimą nustatytą su karalium. Tik tiek, kad Dievas nepasako, kada tas susitikimas. Kai Jėzus prieš grįžtant jam į dangų po jo prisikėlimo, Jisai savo mokiniams pasakė, neišeikit iš Jeruzalės, bet laukit, kol ant jūsų nužengs šventoji dvasia. Ir šventoji dvasia ant jų nužengė maldos susirinkime. Tai reiškia, kad apaštalai, kai Jėzus sako laukit, jie suprato melskitės. Ir jie sėdėjo maldoj iki tol, kol ant jų nužengė ta šventoji dvasia. Tai tas susitikimas su karalium, kai jis yra nustatytas, kai mes galim į jį įeiti, tai kai mes laukiam tą maldos kambarėlį. Kiekvieną dieną tu lauki, nežinai kada bus, bet kadangi tu lauki, vieną dieną ateis. Taip pat yra svarbus nusiteikimas eiti iki galo ir laukti tiek, kiek reikės. Man viena įdomi istorija, dvi tiesą sakant, bet aš gal vieną tai dabar pasidalinsiu, yra, kai Dievas pakvietė Abraomą, pradžios 15 skyriui nuo 7 eilutės. Tuomet jis tarė jam, aš esu viešpats, kuris išvedžiau tave iš Chaldėjų Ūro, kad duočiau tau šį kraštą kaip paveldą. Viešpatie Dieve, paklausė jis, iš ko aš pažinsiu, kad jį paveldėsiu. Jis atsakė, parūpink man treigę telyčią, treigę ožką, treigį aveną, purplelį ir jauną balandį. Jis visus juos parūpino, perkirto pusiau ir suguldė pusės vieną priešais kitą, o paukščių pusiau neperkirto. Plėšrieji paukščiai leidosi ant skerdienos, bet Abraomas juos nuvaikė. Saulei leidžiantis, Abraomą apėmė didelis miegas ir apgaubė didelę baisi tamsa. Tuomet viešpats tarė Abraomui, tu turi žinoti, kad tavo palikuonis bus ateiviai, nes savo krašte ten jie bus pavergti ir kentės priespaudą 400 metų. Man šito istorijoje įdomiausia dalis, kad Dievas pakvietė Abraomą į susitikimą, nurodė auką, Abraomas viską paruošė ir vis tiek jisai laukia visą dieną iki tol, kol Dievas ateis. Taip pat čia mes matom, kas vyksta, kai mes ieškom ir laukiam Dievo. Sulėkė plėšrieji paukščiai ir pradėjo lįsti prie tos aukos. Kas dabar tie plėšrieji paukščiai, tai dažnai būna mintis. Ką aš čia meldžiuosiu valandas, nieko Dievo nėra. Netiesa, nubaidai tas mintis ir toliau tiesiog toliau sieki Dievo, ieškai Dievo iki tol, kol ateis. Kitas variantas, čia iš esmės paukščiai simbolizuoja priešą čia, o priešo taktika tai yra vogti, meluoti ir žudyti. Tai ateina vienas, tai yra tas melas, kad kam aš čia meldžiuos, kam aš čia pasninkauju, kam aš čia šlovinu, niekas vis tiek nesikeičia, nieko nevyksta. Kitas dalykas tai yra ateina jis apvogti. Man pačiam gan dažnai būna grįžti namo, galvoju, eisiu dabar pasimelsiu kokią valandėlę. Bet prieš tai gal prisėsiu truputį tenais pailsėti, atsipalaiduoti, atsisėdi, nueini į kokį YouTube ar ką ir žiūri, prabėgo jau valanda, prabėgo 2 valandas, nieko nepastebėjai ir jau ir miegoti reikia. Ir taip maldos tos ir neliko. Tai ta kita taktika, kad ateit pavogt. Kas mūsų gyvenime yra tie vagys, kas iš mūsų dabar pavogė tą laiką ir atitraukia nuo Dievo. Na ir trečias dalykas, tai vagis ateina žudyti. Tai jisai, tas sėklas, kurias mes sėjame, jisai siekia. Visą, ką mes maldos sėjame, jisai siekia tai pražudyti, kad neduotų derliaus, kad mes nesusitiktume su Dievu. Tai tiek šiandien norėjau pasidalinti ir aš pabaigai norėčiau pakviesti mus visus į maldą. Ir galim garsiai, kiekvienas garsiai galim tyliai, bet aš tiesiog norėčiau paraginti dabar šauktis Dievo, ieškotis Dievo ir tiesiog melsti Dievę, išieškok mūsų širdys, parodyk
Taip, Dieve, tu esi šventas, tu esi didis viešpatie, tu viską žinai, nuo tavęs nėra nieko paslėpto viešpatie. Viešpatie Dieve, aš tiesiog noriu melstis, kaip Dovydas meldėsi, išieškok mūsų širdis šventoji dvasia, aš meldžiu, atskleisk melus, atskleisk bet kokius stabus viešpatie, aš meldžiu, kad tie stabai būna iškelti į šviesą dabar viešpatie. Aš meldžiu tavo atleidimo, meldžiu tavo malonės viešpatie dėl bet kokios stabmeldystės mūsų gyvenime ir aš tiesiog meldžiu viešpatie tavo išlaisvinimo, prašau mus išvesk iš tos stabmeldystės viešpatie. Aš meldžiu, te griūna mūsų širdyse visi tie aukurai stabams, aukurai svetimiems dievams viešpatie, kas tai bebūtų, kas ne iš tavęs, te griūna tai Jėzaus Kristaus vardu. Halleluja, kora sana rašyre dere gyra. Hera dere gyra lyra nara sunara man rašyre dere gyra lyra dere gyra nara sunara man rašyre dere gyra. Aš meldžiu šventoji dvasia, vesk mus prie to aukuro Dievui, prie tikro aukuro. Aš meldžiu viešpatie, te būna atstatytas tas tikras aukuras tau vienam mūsų širdys. Aš meldžiu viešpatie, te ugnis niekada negesta ant to aukuro, bet aš meldžiu įpūsk šventą Jėzaus Kristaus ugnį į mūsų širdis. Hera sara lyra šyre dere gyra nara sunara man rašyre. Halleluja, halleluja, halleluja. Dar truputį pabūkim maldoj. O, įtvirtinkim, tai įsitvirtina tasai paskelbtas, pasakytas Dievo žodis iš tikrųjų. Tai, kas skaitė Benjaminas, Dieve. Taip, tu priminėjai šitą istoriją apie aukurus, tu parodėjai mums Abraomą, Dieve, kuris laikomas tikėjimo tėvu, jis yra tikėjimo tėvas. Jis yra mūsų protėvis iš tikrųjų, visų tikinčiųjų tėvas. O, Dieve, nes jis ėjo tas tikėjimo kelionės viešpatie. Jis ėjo per abejonės, taip jisai buvo momentas, darė kompromisus. Bet Dieve, jisai išliko galiausiai ištikimu tau. Jisai statė aukurus tau. Ir jis ateidavo susitikti su tavim. Jis paklusdavo Dieve tau viešpatie ir tu jį saugojai, kur jisai benueitų. Tu globojai, tu laiminai, tu rūpinaisi jo visko, net jo sveikata, jo regėjimu, jo supratimu, jo namais, jo žmona, jo palikuonėmis. O Dieve, tu esi nuostabus ir mes susiliečiame viešpatie su ta pačia Abraomo, to tikinčio tėvo, su šita linija. Mes per tikėjimą, tikrai per viešpatį Jėzų Kristumi tikėjimą, mes taip pat susiliečiame. Ir mes esame jo palikuonės. O la se tolera messe, tolera beregi siridiri. Halleluja, Dieve, dėkoju tau. Dėkoju, sustiprink kiekvieno tikėjimą. Tegul tai įkvepia mus, te pažadina iš tikrųjų nepasiduoti netikėjimui, nepasiduoti šitiem plėšriems paukščiams, kurie nori pavogti, kurie siunčia mums melą, Dieve, kad mes jiems nepasiduotumėm iš tikrųjų. Aš meldžiu, kad tai šitas žodis pažadintų mus, padrasintų mus. Taip, mano Dieve, įkvėptų tiesiog pasitikėti savo Dievu ir eiti kiekvienam savo tikėjimo kelionę. Nesvarbu, kur būtų, nesvarbu kokio amžiaus, nesvarbu iš kokio taško tu šiandieną išjudėsi, bet pakelk savo žvilgsnį link Dievo ir sakyk, Dieve, man reikia tavęs. Iš tikrųjų, aš noriu gyventi tikinčią gyvenimą. Aš noriu pasitikėti tavimi kaip tėvu, kuris niekuomet neapleidžia, nepalieka. O, tai aš tiesiog šiandieną pasišvenčiu tau. Ir aš sakau, viešpatie, aš esu tavo ir aš noriu sekti tavimi. O taip, mano Dieve. Ačiū tau, Dieve. Ačiū tau, šventoji dvasia. Įrašyk į mūsų širdis. Aš laiminu žodį kaip sėklą, kad nei viena sėkla nebūtų sulesta ar pavogta. Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Halleluja. 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 Iš tikrųjų, tai labai svarbi tema, labai gilios yra tiesos. Tai yra dvasiniai principai. Tai yra dvasinio gyvenimo, dvasinės kovos principai. Tai santykio su Dievu.
tokios tiesos. Ačiū už šitą žodį. Nori? Ačiū už šitą žodį, iš tikrųjų svarbus, reikalingas. Nu, dar šiandien yra galimybė paaukoti Dievui. Finansinė išraiška taip pat yra tam tikras atsidavimas, pasišventimas, tam tikras pasitikėjimas Dievu. Jėzus parodė tą situaciją per našlę, kur jinai, sako, atidavė paskutinius savo skatikus, tos 2 skatikus, kurie buvo skirti pragyvenimui. Ir Jėzus sako, jinai paaukojo daugiausia. Iš tikrųjų, jinai paaukojo daugiausia. O, Dieve, dėkojam. Dėkojam tau, Dieve, tu išlaikai savo namus, tu juos aprūpini. Tu aprūpini savo namus, Dieve. Tu duodi sėklos sėjėjui ir duodi duonos valgytojui. Ir kiekvienas, kuris nori sėti į tavo karalystę, tu aprūpini tą sėklą. Dėkojam tau už kiekvieną tokią sėklą. Tegul jinai auga ir atneša daug vaisių. Tegul jinai plečiasi, tebūna daug vaisių ir šitoje srityje. Ir aš meldžiu, Dieve, te ateina tavo palaiminimai į visas mūsų gyvenimo sferas. Į santykių sferą, į ekonominę sferą, į sveikatos sferą. Jėzaus Kristaus vardu. Noras pasidalinti kažką? Noras gražinti kažką? Yra noras? Tai gerai, tai šiandieną tiek. Palaiminimą kiekvienam ištikimam mūsų sekėjui, sakyčiau, klausytojui. Dievo meilė, Kristaus malonė ir šventosios dvasios bendrystė te pasilieka su jumis visais. Amen.